Sveiki, sugrįžę į mano kanalą, į pasiruošimą Šiaurės maratonui. Šiandien po vakar -20 kelių Sveiki, atvykę į šiaurės pasaulį. Kol kas tik tai Vilnius, dar ne šiaurė, bet treniruotės vyksta. Savaitę buvau atkritęs, bet žiema palaukė manęs, kol aš sugrįšiu ir bateliai dirba labai gerai, neslysta. Netgi sakyčiau, per sniego tokias kopas kaip Dakare ir per tas kasasi. Sukibimas geras, viskas bus gerai. Turim jutiminę temperatūrą -24 laipsniai. Akiniai tuoj apšals visiškai. Gal reikės pasiieškoti slidininko kaukės ar akinių. Judam toliau. Jutiminės temperatūros turim tik tai apie -15 jutiminę temperatūrą. Bet turim labai gražų sniegą, labai gražiai sninga. Ir dar šiandien turim sausio 13-osios bėgimą. Tai nuo Antakalnio iki televizijos bokšto. Tai tradicinės varžybos, ne varžybos, pagarbos bėgimas, kur dalyvauju jau 5. kartą. Tai iš tikrųjų labai tinka ir tokiai varžybiniai atmosferai pajaust, prisiminti. Nes jau tai spalį, kada aš čia dalyvavau maratone. Tai ką, bandau įvairią aprangą. Dabar bandau atsisluoksniuoti teisingai save, kaip kūnas, kad ir kvėpuot galėtų ir nesušaltų ir sausas liktų. Tai kol kas turėjo tokią gana šiltą striukę, kuri kondensavo drėgmę po manim. Ta prasme, ant mano rūbų vidinių, bet dabar pakeičiau strategiją šiek tiek ir pasirinkau tiesiog džemperį be jokios termo apranga, džemperis ir tada sportiniai marškinėliai varžybiniai. Tai manyčiau, kad tai truputį padidins to kvėpavimo galimybės mano kūno vėsinimas ir sausinimo. Tai va. Ir bėgikai jau visur bėgioja, kairę į dešinę aplinkui. Tokias būrys eina link Sapiegų dvaro ir link Antakalnio kapinių. Tai ką, keliauju tolyn. Susitiksime netrukus. Iš tikrųjų, tai galvojau važiuoti troleibusu. Galvojau, kad sušalsiu iki kol sulauksiu starto, bet atsibodo laukti troleibuso ir bėgu iki starto. Tai dar plius papildomai 5 km prie 9 km, kuriuos veiksim čia visi kartu. O į startą, o jau matot, Antakalnio kapinės, kareivukai ir bėgikai. Na štai, mėlyjei, finišuotas pagarbos bėgimas. Ir tai subėgau 13 km man gavosi. Su apšilimu iki starto ir plius 9 km šitas bėgimukas. Tai štai, visi finišuoja, visi laimingi, visi šilti, niekas nesušalę. Televizijos bokštas. Štai kažkur tai čia viršuje. Tai ką, keliauju toliau, laukia toliau treniruotės, kadangi jau atrodo išsveikau pilnai, tai toliau rinksiu kilometrus, pasižiūrėsim kokį maistelį pavalgyti, apranga panašu jau atrinkta, tikrai pasiteisino, ką dabar apsirengiau, tai iki greitų susitikimų. Liko iki paties maratono
vasario 22 dienos, plus sausio 20 dienų. Keletą savaičių ir keliausime į Švediją.